Galingas, problemiškai remontuojamas stiprintuvas NAD 218. Tai būtent šiandien pakalbėsim galingo garso tema. Papasakosiu apie šio stiprintuvo šiek tiek įsigijimo istoriją, apie remontą. Edvardą Bielskį pakalbinsim, turėsim audio testų, tai tikrai laukia toksai, manyčiau, įdomus video, kas mėgstat galingus stiprintuvus, tai kam patinka mano kūriamas turinys, nepamirškit paspausti like, parašyti komentarą, o dabar važiuojam. Tai NAD 218 stiprintuvo istorija pas mane prasidėjo labai paprastai. Prieš keletą metų maždaug turėjau rėmėją iš Norvegijos. Žmogus ten darbavosi ir pavyko gauti nemažai įvairių pagedusių stiprintuvų. Aukštesnės klasės. Tokį įtarimą turiu, kad buvo tada kažkoks audiofilas ar atsikratė savo įrangą, ar gal kažkas namą nupirko ir valėsi ir vienu metu daug stiprintuvų nukeliavo į šiukšlinėlį. Tai gavau nuotraukų krūvą, sakau noriu ir šitie stiprintuvai taip atsidūrė po kurio laiko pas mane. Aišku, matėt, daug remontavau ir Thule, ir Sensui, ir Onkyo galingą tą su valytuvais Integra. Tai visi šitie stiprintuvai yra iš ten pat ir jų istorija yra tokia, kad neslėpsiu, kad jie tikrai yra buvę išmesti, o aš juos prikelinėju antram gyvenimui. Tai aišku, pačiam įdomu yra prisiliesti, kai kas pasakytų, kad subraižyti neidealūs, kaip čia atrodo, kaip šiukšlės. Aš manau, kad kiekvienas daiktas turi pasakoti savo istoriją ir man ypatingai tokie su įbrėžimais, kuriuos pats suremontuoju su Edvardo Bielskio pagalba, su kitų administratorių pagalba, kuriuos atkeliam antram gyvenimui. Man tokie stiprintuvai kelia didžiausią džiaugsmą ir pasitenkinimą, nes žinau, kad šitas stiprintuvas pasakoja istoriją. Tai šitas nadas buvo kaip niekad ypatingai problemiškas, teko prisiskaityti internete, kad NAD 218 modelio stiprintuvai šitie būtent turi daug problemų, ypatingai daug bėdų yra su saugos relėmis. Na tai čia irgi šitam stiprintuvė būtent buvo šita problema, saugos rėlės sudegė, turi jisai ir maitinimą neeilinį ten, tai tikrai buvo daug bėdų maitinime, saugos relėse, galiniam stiprintuvė ir visur, kur tik tai pažiūrėsi, kur dursi, buvo vienos bėdos. Tai aš iš pat pradžių bandžiau pats tvarkyti šitą stiprintuvą, bet kadangi buvau užsiėmęs DAG projektų, Thule atkelinėjau tuo metu, dar kitus projektus, tai paprašiau Edvardo Bielskio, kad man pagelbėtų, tai Edvardas su šituo stiprintuvu prasižaidė, prasieksperimentavo ir pagaliau jį sutvarkė, tikrai buvo iššūkis. Na ir vakar atvažiavo pas mane, testavome jį ir aš Edvardą pakalbinau. Tai šiandien pakalbėsime apie šio stiprintuvo, Edvardas papasakos remontą, o video pabaigoje turėsite testą. Šitas stiprintuvas tikrai yra iš labai galingų NAD stiprintuvų. Man būtent šio laikotarpio NAD stiprintuvai jau tokie nelabai patinka, dėl to, kad ir pačios tos plokštės skyščiau padarytos, lituojasi, jeigu taip turi atsargiau ir lituoti su paprastu lituokliu, nes takeliai nutrūkinėja. Senesni gaminiai, tokie kaip mano NAD 160 modelis, dar šiek tiek naujesni, tikrai buvo kokybiškiau gaminami. Tas pats 3020, na, tikrai buvo kokybiškiau pagamintas. O šitie esu turėjęs tikrai labai daug, aišku, silpnesnių, o čia toksai lobis, kadangi jis yra galingas ir norėjau visada išgirsti, kaip skamba būtent galingas toksai nadas. Tai dabar dar šiek tiek papasakosiu apie patį garsą, po to bus interviu, na ir bus audio testukai. Tai pats garsas šio stiprintuvo, kai visada parodose, kai nuvažiuojame į Varšuvą kiekvienais metais audio video parodoje, girdim tą gerą draivą, gerą kontrolę, dinamišką skambesį. Tai visada būna pajungti galingi stiprintuvai ir monoblokai ir galvodavau, na, pas mane kaip ir nepavyksta išgirsti to draivo tokio, kad taip kontroliuotų. Tai dabar galiu pasakyti, kad pavyko pagaliau tai išgirsti ir tai, kaip matot, nulėmė didžiulę galę. Kad sukontroliuoti kolonėlės reikia daug galios ir norint turėti tą stamantrų žemą, tikslų žemą, greitą,
tai būtent nulėmė, kad reikia labai galingo stiprintuvo. Tai dabar savo būtent šitoje perklausų patalpoje pavyko pagaliau išgirsti tą garsą, kurio vaikomės ir klausomės parodose. Tai aišku, šitas stiprintuvas gal kažkiek nusileidžia detalumų silpnesniem, kuriuos aš turiu ir klausau, bet tikrai visai kitoks garsas ir manau, kad pasiliksiu kurį laiką paklausyti, dar kol kas nenusprendžiau, ar man jo reikia ar nereikia. Ir man kol kas jis labiau patinka už Onkyo M508 labiau, tai nežinau, dar reikės, aišku, pasitestuoti, pasižaisti. Tai tokia mano nuomonė, kas ieškot galingo stiprintuvo, problemiško stiprintuvo ir nori daug remontuoti, tai šitas nadas būtent jums. Na, čia aišku, sarkazmas iš tikrųjų gal pakliuvęs tvarkingesnis, šitas gal daug grojas, gal dėl to tas nulėmė, bet kiek skaičiau, kad tikrai jie yra ganėtinai problemiški ir nežinau, rekomenduočiau, kas turi, tai aišku, techninių žinių ar kažkokį meistriuką tikrai gebantį suremontuoti, tai manau, kad įmanoma atkelti, bet mano manimu, kad tai yra užprogramuoti gedimams stiprintuvai. Na, einam prie interviu su Edvardu ir tada audio testas. Na, draugužiai, šiandien turime Edvardą svečiuose, na ir Edvardas papasakos apie šitą ligonį. Tai turim nadą, kuris buvo jau tikrai pagadinęs mums nervus. Aš tvarkiau, po to Edvardas tvarkė, na ir galų gale buvo suremontuotas šis stiprintuvas. Tai Edvardai, norėtume išgirsti istoriją, kaip su to stiprintuvu čia viskas vyko tau, kaip sekėsi jį remontuoti. Na, kaip sekės ganėtinai komplikuotai, nes atvažiavo su daugybė gedimų iš tikrųjų. Buvo ganėtinai sugedęs, buvo, kaip supratau, bent jau iš gedimų, kokius radau, tai buvo sprogęs vienas stiprintuvas, tikrai buvo sprogęs. Ir dar be jo sprogimų buvo sprogęs ir maitinimo šaltinis. Tai sprogęs tiesioginė prasme, ne? Sudegęs, taip, bet kažkas kažką bandė tvarkyti, bet galimai buvo taip, kad galbūt nesusitvarkė tas, kas bandė, iš kur parsisiuntėm, iš kur gavom ir jis tiesiog buvo kaip ir ar dovanotas, ar kaip, nežinau, ir atsidūrė pas mus. Na ir esmė, kokie gedimai pagrindiniai, tai tas stiprintuvas šiaip maitinasi 2 įtampų, tai galinės pakopos maitinasi 72 voltais, na, o dar turi preampas, pats stiprintuvas dar galinis turi dar ir operacinius, ne operacinius stiprintuvus, bet operacinius tranzistorius maitina, tai ten įtampos apie 90 voltų. Ir buvo sprogęs ne tik galinis tranzistoriai, bet ir pirminio operacinių tranzistorių maitinims, kurį buvo ganėtinai sunku servizuoti, nes buvo labai daug gedimų. Buvo čia mažyliai tranzistoriukai sproginėję visi. Štai čia vienas tranzistorius, varžos buvo išaužiusios tos. Ir ten dar 2 giliau tranzistoriai, kurie galbūt nesimato, tai irgi buvo visiškai mirę, kurie maitino šitos, vadinkim taip, preampus. Na, čia balansinis įėjimas yra. Na ir balansinis, taip, tas stiprintuvas garsus ir dėl to, kad dar turi net ir balansinius įėjimus. Na ir aibė čia gedimų, tai buvo ir kai kur tai kondensatorių net nulūžę takeliai, nulūžę kontaktai reikėjo sulietuoti, varžos buvo visos išsliekusios, šitą matote, taip, buvo taip pat tie 2 tranzistoriai išliekę ir vienas šitas buvo dar išlikęs. Tai va tiek buvo gedimų, dar be tų gedimų, kada sutvarkiau, paleidau apėjęs saugos rėlę. Veikia viskas tvarkoj, bet norėjusi pabaigti iki galo. Tai saugos rėlę taip pat turėjom daug problemų. Tiesą pasakius, buvo pasidomėta ir internete, kad saugos rėlė yra pas jį silpna. Mažai datašytų turėtų tik keletą prašymų, kaip jinai veikia. Tai esmė tokia, jinai dėl kažkokių sąlygų labai sunkiai paleidžia paleidimo rėlės. Nesvarbu, signalus gerus gauna apsaugos viską, bet paleidimo nedaro. Na, aš tą patį, Edvardai, galiu pasakyti, kad aš irgi labai daug informacijos buvau internete radęs, kad būtent su saugos rėlė dažniausiai šitas stiprintuvas ir susifeilina. Žmonės dėl to labai blogai juos vertina. Na, gal be reikalo, šiandien tikrai paklausėm,
garsas tikrai neblogas jo buvo. Na, čia kame buvo reikalas, kad su ta saugos rėlė iš tikrųjų, netgi aš panagrinėjęs jos datašytą, tai labai mažai bendro ką radau tarp datašyto ir jos pajungimo. Labai keistas inžinierio pajungimo būdas turbūt. Tai labai keista buvo, tai šiek tiek teko modifikuoti. Tai patį įėjimą pastiprino per tranzistorių, dar papildomai dėjau tranzistorius. Jau tranzistoriams pilnai pakako ir rėlės paleisti ir mutę atjungti, nes ta rėlė taip pat kontroliuoja mutę preampo ir mutę galinių. Tai nieko nepaleista. Tai sutvarkiau, ką viską paleistų ir dabar jinai jau puikiai reguliuoja rėlės, puikiai reaguoja į apsaugas, perkrovos apsaugas, sudegimo apsaugas, jeigu tranzistorius sudega, ir puikiai reaguoja į tinklo jungimą, išjungimą. Nėra jokių ten tų vadinamų bangavimų garsiakalbių jungiant ir išjungiant. Tai iš tikrųjų, kiek pavyko atkurti ir sutvarkyti, viskas kaip ir veikia gerai. Šiai dienai veikia turbūt taip, kaip numatyta gamintoje. Bet iš tikrųjų buvo labai daug gedimų. Apsčiai gedimų buvo. Labai daug. Tai manau, šitą video reiks pavadinti NAD iššūkis. Tai aš iš savo pusės daugiau papasakosiu apie pačią NAD istoriją, apie būtent šitą stiprintuvo modelį. Kol neuždėjom dangčio, galim dar šiek tiek komponentus aptarti. Tai kaip matot, į akis krenta iškart labai didelis galingas toroidinis transformatorius, maitinimo filtravimo kondensatoriai, tai po 4700 mikrofaradų. Na, bendruoju sumoje čia nėra net 40 000. Na, žinot, filosofija aukštos klasės audiofilinių stiprintuvų yra apie 80 000, kad turėtų būti. Tai nadas čia šiek tiek nusileidžia. Patys komponentai, kaip matot, yra paprasti, nėra kažkokių prabangių detalių, paauksuotų ir taip toliau. Na, bet garsas jau teko po remonto jį prabandyti, tikrai neblogas, tai viskas su juo gerai. Šitas NAD stiprintuvas bridžinasi, kaip matot, galima pajungti į bridge režimų. Tai tikrai yra labai galingas. Ir tikrai iš tokio galingumo stiprintuvo galinio nesu turėjęs pas save, aišku, neskaitant koncertinių. Jeigu patinka mano kuriamas turinys, norit pamatyti daugiau video, tai noriu pakviesti prisijungti prie mano Patreono. Kiekvieną savaitę kuriu papildomus epizodus. Prisijungę prie Patreon padėsite įgyvendinti audio aparatūros projektus, na ir žinoma mūsų bendruomeniai augti. Prie to pačio noriu padėkoti visiems Patreonams, draugams ir rėmėjams. Šiek tiek mėgėjiško audio testų, tai kaip šaltinių naudosime kompiuterį. Muzika bus be autorinių teisių, pakurta per Suno. Dakas bus Cambridge DAC Magic naudojamas senukas. Pirminis stiprintuvas Sansui AU555A. Na ir galinis bus šitas stiprintuvas, apie kurį pasakojama šitą istoriją. Tai NAD 218. Na, einam, pradedam testus, bus šiek tiek įvairesnės muzikos, keletą takelių žadu esu paruošęs uždėti. Pradedam.
Na, draugužiai, tai toks trumpas šios savaitės video apie šį stiprintuvą. Tikiuosi, ši istorija jums patiko. Laukiu jūsų labai komentarų, paspauskit like, susitiksim neužilgo. Iki.